Pažįstama. Cikas bus 4 ir kaip žiurkė. Mūsų? Labas vakaras. Labas vakaras. Ievutė, čia tam? Taip. Labokas. Labas. Ką veikė? Nieko, sėdžiu prie kompiuterio. Ką žiūri kompiuterį? Nieko. Nieko, tiesiog į ekraną žiūri? Ne, žiūriu į civilinę saugą. O tai ko, ne Facebook'e? O tai koks skirtumas, o su kuo aš čia kalbu? Čia Andrius. Koks Andrius? Na, žinok, gal manęs ir nelabai žinai, bet, aš irgi šitų iš Meriau, bet, mes nelabai pažįstame. Nu, Bet aš galvoju, gal, žinai, reikia šitą pataisyti. ir iš kur tu man numirė galai? Na, va, jau čia žinok ir negaliu pasakyti. Galiu tik pasakyti, kad anos vardas irgi yra iš 4 raidžių. Irma? Gi sakiau, kad negaliu sakyti. O tik tai ta jau Inga turi tavo numerį? Nu, nedaug kas mano numirį te turi. Nu, tai va, žinok, dabar jau ir aš turėsiu. Nu ir? Nu ir ką, ir noriu su tavim susipažyti. Nu ir kas? Nu, tai va, aš tikiuosi, kad ir tu nori su manim susipažinti. Aš tau galiu apie save papasakoti, tu man gali apie save papasakoti. Tada nueisim kur nors, išgersim arbatos. O tai tu čia nekivaizdžiai mokinės turbūt. Taip. Nu, taip ir maniau. Tai žinok, ir atspėjai čia. Ta moteriška intuicija matyti. Tai jau matomai. Va. O klausyk, tai, nes aš tave esu matęs, bet kažkaip, žinok, tavęs nelabai dar pažįstu, tai iš kur esi? Iš Keltinėnų. O kur čia yra? Šilalės rajone važiuojant link Tauragės. O, tai tu Žemaitė. Taip. Nu, pabandyk O tu turbūt iš atspėti. Marijampolės. O tai ne. O iš kur? Iš Vilkaviškių. Nu, tai kažkur tame gale siek. Nu, tame gale mes visi, žinai, nuo Basanavičiaus ir Kudirkos kraštų. Nu, taip. Tai klausyk, tai gal norėtum, nežinau, gal o kiek tau metų? 19. Nu va, man 22. Tai kaip ne per sienas dar? Tai čia amžius nesvarbu. Nesvarbu tavo amžius? O jeigu man būtų 50? Nu, ne, kad ne vyresnis už tėtį. Ai, o tavo tėčių kiek? 47. Nu va. Tai Aš jau kalbau iš tikrųjų. su 46 dar draugautum? Aš juokavau, sakau. Kaip? Aš juokavau dėl amžiaus. Tai jeigu būtų ten 32, dar draugautum? Ne. O kiek jau tas limitas? 25. O, tai da, klausyk. Da 3 metus patenku į tavo skalę. Tai jau. Klausyk, tai gal nori... O ką savaitgalį veikia? Ruošiuosi administracinės egzaminai. Ir šiaip, žinai, va, aš užimta. Kaip užimta? Aš turiu vaikiną. Kokį? Nu, kokį? Vaikiną. Kokį vaikiną? Tai žinai, vaikinas ne siena. Nu, man tai siena. Slepiesi už sienos? Neslepiuosi. Einam į sieną. Uždaryta. Ką uždaryta? Jo. Tikrai, kad atidaryta? Tvarko ten kažką. Tvarko. Tai ir exitą tada eis. Exitas man per brangu. Tai man, žinok, ne per brangu. Eiktų savo. Arba į Popstarą. Popstarė labai daug žmonių visada būna. Tai eisim pirmadienį. Sakai, nebus. Nu, gal mažiau. A, ne. Arba kai šitiegi šeštadienį, kai kokie ten tie, kaip tie
visokie ten tie radistai tie, kur groja, niekada nebūna žmonių. Aha, matai kaip. Tai galėsim tada nueiti. Dviese. No. Į klubą. No. Pašoksim, pakalbėsim. Neįdomu dviese. Gal apsigalvosi dėl sienos? Ne, iš tikrųjų. Aš labai ištikima panelė, tai aš taip negalėčiau. Taigi ne į lovą verčiuosgi, noriu tik tai, nu kaip, susitiekt, pašnekėti. Tai tu gali ateiti pas manęs į kambarį ir pašnekėti. Tai galėtų tada pastatyti tave ant 4, prispaust tavo galvą su koja prie žemės ir atloft kaip žiurkę. Čia kaip suprast. Ne, čia toksai, žinai, Vilkaviškių bairis yra. Nematei dar to YouTube'ų? Nelabai žiūriu šitą YouTube. O tai ką tu prie internetų veikė tada, jeigu tai net YouTube'ės nežiūri? Pažiūriu, ką man reikia. Juokingų yra tų visokių vaizdėlių. Ne, man tokie dalykai nepatinka. Kokie, ar... Tokie jokiai, aš tokių blevizgų nežiūriu. Kokių blevizgų? Nu, visokių tokių juokelių, nešvaistau per daug laiko. Taigi yra juokinga labai, kai tenais koksai ten šūka ant lėdų, tenais susikula galva. Nu, tai kartais kas nors parodo, tai pažiūriu, šiaip taip pati neįsivaizduoju. Kas ten pas tavę per muziką? Ką? Kas ten pas tavę per muziką groja? Tai ne pas maniškė. Man atrodo, kad pas tavę tėvė. Taip tai mokaisi, tenais pas tavę kas tusovki? Ne, tai ne pas manęs, o pas tavę. Dūzgės vyksta. Tu gali ten išjungti kažką? Aš negaliu pas tavę tenais. Ne. Taigi pas tavę tenais kažkokie tai... Ne. Nesiginčyk. Ne. Pas tavę, čia, ar čia kas? Kas, o paradystai, kas? Kas te pas tavę groja? Ne pas mane. Ir man jau užkniso tą muziką. Tai išsijung tą muziką. Taigi šnekam. O paradystai. Nu, išjungi muziką. Čia ne pas mane, aš tau pasakoju. Grinai pas tave, nu, tai ašgi žinau, kas pas mane. Taigi aš sėdžiu vieną kambarį ir aš kalbu su tavim, kaip aš turiu kažką dar klausyti. O aš tai jau suprantė su draugu Giovaniu sėdžiu. Nu, tai aišku, kad irgi vienas. Man atrodo, kad ne. Aišku, kad vienas sėdžiu. Ne O kada tu vienas. mane matėjai? Ne vienas. Jis ne vienas sėdi. Kada tu mane Nelįsk. matėjai? Mačiau aš tave praeitą ketvirtadienį. Kur? Barakė. Tai tu dar jau pas mus ir barakė buvai? Esu buvęs. Patram kambarį? Katram. Pas tave nebuvau, nes man atrodo buvau užrakinta, bet buvau 2.13. 2.13. Jo. Matai kaip? O žinai, kas ten gyvena? Nežinau, nenoriu žinoti. Tiegi gyvena Evelina. Kas? Evelina gyvena tenais. Man ta Evelina, žinok, nei šalt, nei šalt. Ji visiems duoda. Nu va, kaip tau gerai, turbūt gavai. Nu, kaip, biškiai gal gavau, žinai. Negiliai. Tenai. Nesidrauga turi, tai sako, giliai nekiš. Eik savo, žiauri merga. O tu neduodi? Ne. Kodėl? Svetimiem ne. Nu tai jeigu aš būsiu savas po savaitės, Nebūsiu. Po mėnesio? Ne. tai kam aš su tavim kalbu tada? Nes sakiau, kad aš turiu vaikiną, toj ką tu paskambinai mane, kad aš tau duosiu. Nu, aišku, Tai iš proto įsikrauti. man visos duoda. Na va, išimtis aš tau būsiu. Jei tu dar paleisi tą mėšlą, aš tikrai padėsiu ragelį. Kad tu nepadedi ragelį jau 7-8 minutės. Nu, 7-8 minutės tu neleidai to būdo. Klausyk, tu lengvai į univerą įstojai ar sunkiai? O kodėl aš turėjau sunkiai įstoti? Nu, Oi, brangioji, tau skambina.
Radistai iš Vilniaus, radio stoties ZIP-FM. Taip, mažutė, mes džinglus leidžiam jau 2-3 minutės, bet nelabai. Aišku, gal nežinai mūsų, bet mes tiesiog, turėjai suprast, kad 2 bachūrai čia kalba atskirai. Vienas su dialektu, kitas be. Brangiuoji. Brangiuoji. Tai duosi, neduosi? Ne. Davai, duok. Tavo draugas nesužino. Negiliai. Tu šiaip turbūt... Va dėl to mes ir klausime, kaip tu įstojai į universitetą. Nu jo. Va, bet žinok, tavo draugai sakė, kad tu labai smarkiai žemaičiuoji, tu visiškai nežemaičiuoji. Na, karts nuo karto katras pasakai. O kokie čia draugai? Taigi, Vaidas su Giedrium. Ne, čia Lina. Čia Giedrė su Sandra, Irma. O Lina, ko tu tyli? Ieva. Taip. Kiek tavo bernui metų? 20. 46. Ne, daugiau iš O tikrųjų. kuris tave rado? Miške. Kauno zoologijos sode, man atrodo. Nu va. Gerai, klausyk, brangioji. brangioji. Labai malonu buvo su tavimi pasišnekėti. Kelintam kambarį tu gyveni? 10. Ok, lauki svečių. Ei, visi į 10 kambarį! Kas pirmas nubėgs iki 10 kambario ir paskambins mums telefonu 852411010 ir duos mums šią pačią mergaitę pašnekėti iš savo telefono, tas gaus prizą. Va. Ir Ieva. Ieva. Pasimylėt ant barakinės Ieva, lovos. lauk dabar beldimo į duris, nes mes pažadėjome prizą tam, kuris atbėgs iki tavo kambario. Gerai. Oh my god. Visiškai, my god. Empty head.